Eko2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Ir kaip ir dera gidui, pirmiausia siūlome pakeliauti ir pasižvalgyti. Važiuojame šį kartą ne į pajūrį, kelionė iš sostinės artimesnė iki laikinosios sostinės iki Kauno, kurio ąžuolyne, patikslinsime, kyla vienas įspūdingiausių ir naujausių sporto architektūros pavyzdžių. Kaune link statybų pabaigos artėja darbai dar viename objekte. Architektūrinės idėjos konkursą laimėjusios architektų studijos Archas pasiūlytas projektas Muskulus jau panašėja į išties raumeningą lengvosios atletikos maniežą. Naujas pastatas puikiai įsilies į ąžuolyną, tačiau nepraras savo funkcionalumą. Pastatinys yra apie 5000 kvadratinių metrų. Po visų pastatų yra suprojektuotas požeminis automobilių parkingas. Specifika galbūt ir įdomumas arba sudėtingumas, kitaip tariant, tame, kad čia, kadangi mes esame tokioj kultūros paveldo apsaugos zonoje ir buvo detaliuoju planu užduotas maksimalus pastato aukštis, bet iš kitos pusės lengvoji atletika kaip sportas, kaip funkcija, vadinkim, irgi buvo užduota pakankamai didelis reikalingas švarus aukščio tūris pačioje salėje iki konstrukcijų, čia pagrindė dėl šuolių į aukštį. Ir sudėtingiausias uždavinys buvo, kaip surasti tą balansą tarp reikalavimo neiškilti su pastatu virš nurodytos altitudės, tai čia dėl kultūros paveldo reikalavimų, ir tuo pačiu įgyvendinti lengvosios atletikos reikalavimus. Tai dėl šių sprendinių, pats statinys yra iš dalies įgilintas į žemę, pati salė, jinai apie 1,50 m yra žemiau žemės lygio, o požeminis parkingas yra dar žemiau. Tai reiškia, pats statinys, čia tą, ką dabar matom, už nugaros, tai yra dar trečdalis to tūrio dar yra po žemę. Aišku, šiltuoju metų laiku lengvaatlečiai sportuoja lauke. Tačiau jau spalį profesionalai ir gabiausias jaunimas keliasi po stogu. Naujas šiuolaikiškas maniežas yra gyvybiškai reikalingas. Maniežas atrodo, jisai toks aukštas čia stovint prie jo, bet lygiai nemažas atstumas yra į žemę įkasta. Ten ir požeminė parkingo aikštelė ir visa treniruočių aikštė, jinai iš esmės bus po žeme. Žmonės sportuos žemiau grindų lygio, jeigu taip galima pasakyti. Tai irgi nenorim, kad jeigu gali kastis į žemę, tai nereikia būtinai kelt beprotiškai į viršų irgi pastato. Tai stengiamės tą tokią harmoniją surasti, kad žmogus atėjęs čia nesijaustų kaip betono džiunglėse, kaip pasako, o kad jaustųsi ir mieste, bet tuo pačiu ir gamtoj. Galbūt unikalus dalykas ir toks, vadinkim, rečiau pasitaikantis, tai kad pati salė savaime, jinai nereikalauja labai, reiškia, nėra būtinybės natūralaus apšvietimo. Iš kitos pusės mes esam pakankamai tokio galbūt rečiau pasitaikančių vietų šalia žolyno, šalia kažkokios gamtos, vadinkim, nors ir miesto centras, bet tuo pačiu ir pakankamai daug tokio gamtinio karkaso miesto. Tai tą norėsi išnaudoti. Ir pastate yra suprojektuoti pakankamai dideli plotai, reiškia, vitrinų. Ir tas santykis su išorė pakankamai yra glaudus. Dar kitas svarbus momentas, kad labai didelis stogo plotas, kuris yra niekaip ne viduje, reiškia, be kažkokių konstrukcijų, be kolonų ir taip toliau, savame suprantama dėl pačios funkcijos, dėl bėgimo takelių. Tai konstrukcija, kuri perdengia visą šitą didelį plotą, yra vėlgi pakankamai tokia sudėtinga ir buvo įdomu stebėti, kaip ją montavo, čia keliais kranais, toks, tikrai įspūdingas procesas. Tai stogą mes suprojektavome taip, kad jisai yra tarsi toksai kaip zigzagas,
toks laužyta stogo konstrukcija, kad iš šiaurinės būtent pusės suprojektavome langus, kad patektų natūrali šviesa, tačiau neprikaitintų patalpų. Tai reiškia, šviesa patenka, bet nesukuria karščio problemas, o likusi stogo plokštuma, kuri yra atsukta į pietus, visas stogas yra suprojektuotas su saulės elementais. Tai tarsi ir susikursime patalpoje daug šviesos natūralios ir tuo pačiu prisigaminsim čia pakankamai daug kilovatų elektros energijos iš saulės. Naująjį maniežą projektavęs architektas džiaugiasi, kad Kaunas sugebėjo ne tik išplėsti sporto infrastruktūrą, tačiau ją gali puoselėti miesto centre. Todėl Ąžuolynas buvo ir išliks didžiųjų renginių vieta, patrauklė svečiams ir sportą, pramogas bei aktyvumą mėgstatiems miestiečiams. Mūsų laida tęsia kelionę po Lietuvos regionus ir dabar pasižvalgykime po namą, kurio šeimininkai džiaugiasi ir šiuolaikiškomis technologijomis ir patogiu gyvenimu. Atšilus orams ir pasibaigus šildymo sezonui norom nenorom galvojame, o kaip šildysimės kitais metais. Klausime kaimynų, dairomės kokius šildymo sprendimus renkasi kiti, kuo pakeisti seną, neefektyvų katilą, kad būtume patenkinti naujų pasirinkimų. Labai esam patenkinti pirmiausia dėl to, kad tai yra švaru, kas buvo prieš tai pelenys ir visi darbai ūkiniai, o dabar labai tvarkinga, švaru, protinga, jeigu kambarį šilta, tai ir pečius miega. Tai va, pečius neteisingai pasakiau, atsiprašau lituanistų, ir krosnis ta miega, tas visas sistema, tai vienu žodžiu esam labai patenkinti. Šiai valandai esam labai patenkinti. Lietuviška vasara neišvengiamai baigsis, o tada prisiminsime, kad malonios šilumos reikia ir patalpose. Sistema, apie kurią kalbame, užtikrina pastovę ir komfortišką temperatūrą kiekvieną dieną. Mėgstam šiltai gyventi, nes visą laiką taip krosnį prisikūrendavom šiltai, tai ir dabar palaikėm, aišku, labai gerai, kad jau čia pavasarį, saulytė išlindo, bet taip 23-22, va taip laikom. Temperatūra yra nuolatos pastovi. Kas nebūdavo su kietu kuru, tu užsikaitini, atvėso, grįžai į namus, namai šalti, kol tu vėl užsišildai, o dabar visą laiką vienoda temperatūra. Pasireguliuoji naktį vėsiau, dieną šilčiau, bet tu grįžti į šiltus namus. Ir tau nieko daryti nereikia, svarbiausia, jau tu gali užsiimti kitą kažkokią veiklą. Ir visai nesvarbu, kokio amžiaus ir kokios kvadratūros yra jūsų būstas. Tokią išmanę sistemą galima labai greitai ir nesudėtingai įrengti, ją derinant su turėtų, pavyzdžiui, kietojo kuro katilu. Vietos katilinėje beveik nesumažės, o rūpesčių, galima sakyti, nebeliks. Kuriko etatą savo namuose irgi galėsite pamiršti. Ir greitai, ir sklandžiai, aišku, mes tą sistemą nusipirkom, tai pačią įrangą pirkom pernai, kai buvo akcija paleista, ten tokia buvo pritaikyta akcija, sukontaktavom su ponia Jolita, tai viską tada atidėjom vėlesniam laikui, patogiam laikui, bet šiaip viskas vyko tikrai labai sklandžiai ir vyrai atvažiavo ir per dieną sumontavo, kitą dieną atvažiavo vyrai, kurie priinstaliavo ten tą sistemą. Tai taip, kad tikrai sklandžiai ir labai gerai, labai esam tuo patenkinti. Pašnekovė pripažįsta, kad šis šildymo sistemos modernizavimas suteikia kur kas daugiau laisvo laiko pomėgiams, o komfortiškos temperatūros kaina tikrai nėra brangi. Bet šiaip visumoje tai tikrai rekomenduoju visiems, kad jie nori keisti kieto kuro, tos vadinamus krosnes, pečius, tai tikrai keisti į tokią patogią, šiuolaikišką ir priimtiną sistemą. Galbūt kepdami kepsnius savo namo kieme pagalvokite, kad anglys ar malkos tinkamiausi kepsniniai, o namus tegul šildo išmanesni sprendimai. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjunkite kanalo, mes netrukus vėl grįžtame į eterį. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir mes grįžtame į sostinę, kur vyko paroda Resta. Pasižvalgykime, kokios techninės, technologinės ir kitokios naujienos buvo parodytos šiame didžiausiame Baltijos šalių statybininkų forume.
Parodos paprastai yra ta vieta, kur gamintojai ar gamintojų atstovai pristato savo pačiausias naujienas. Ir nors mes namo vis dar neįsivaizduojame be pamatų, sienų, stogo ir langų, technologijų šiuolaikiškame name yra tikrai daugiau ir jų vis daugėja. Todėl šį kartą norėtume pakalbėti apie tai, ką Resta pasiūlė žmonėms, besidairantiems ne tik į išmaniuosius namus, bet ir į tradicinius, kuriuose išmanumo ir naujovių neišvengiamai daugėja. Atsinaujinančios energetikos rinka jinai vis plečiasi ir ką jinai padaro, jinai standartinę elektros gamybos rinką sutraukia. Kuo daugiau atsinaujinančių šaltinių, jie yra nestabilus, juos reikia balansuoti ir tada kažkas turi tai subalansuoti greitai ir su didelė galia. Vienintelis sprendimas šiai dienai yra baterijos, kuris gali užtikrinti visus reikiamus poreikius ir tai, ko nori rinka. Tai yra baterija skirta pramoniai, nes jos dydis yra būtent toks, kuris yra tinkamas labai pramoniai, tai yra 100 kW galingumo įrenginys su 215 kWh baterija. Šitas įrenginys yra kaip baterija, tai yra tiesiog kaip įrenginys, kuris nieko nedaro. Pagrindinė dalis ir pagrindinė nauda atsiranda tada, kada atsiranda protingas valdymas, kuris gali jums tiek padengti jūsų elektros sąnaudas, tiek gali, pavyzdžiui, sumažinti įvado galingumą, už kuris yra apmokestinamas. Kaip jis gali sumažinti įvado galingumą, tai yra angliškai vadinama peak shaving funkcija, kuri sumažina būtent pikinius galingumus, padengdama juos iš baterijos. Vienas iš funkcionalumų. Bet pagrindinis funkcionalumas yra uždirbinėti pinigus. Kaip uždirbinėti pinigus? Protingas valdymas, naudodamas šitą bateriją, prekiauja elektrą kaip pinigais biržoje ir ją parduoda ten, kur labiausiai apsimoka ir kada apsimoka. Perka, parduoda, naudoja gamybą iš saulės, iš vėjo ir būtent taip užtikrina jums pinigų generavimą. Labai panašu į bitkoiną iš tikrųjų, nes principas yra labai panašus. Jūs statote gamybos mašinas, kurios gamina pinigus iš principo. Tik prekiauja jinai būtent automatiniu būdu elektros biržose. Tai yra pagrinde Lietuvoje Nord Poolas, kur yra valandiniai įkainiai, ir yra balansavimo birža, kur jau yra dengiama su tinklo operatoriumi. Beje, toks inovatyvus įrenginys gali užtikrinti ir nepertraukiamą įmonės veiklą, jeigu dėl, sakykime, vasariškų audrų centralizuotas elektros energijos tiekimas laikinai nutrūktų. Gali palaikyti darbą, tik reiktų suprasti, kad bus persijungimas, ten iki 2 sekundžių trukmės persijungimas, kol atsijungs linija ir pasijungs baterija, bet jinai gali dirbti vadinamai off-grid režimu, tai yra, reiškia, be pajungto tinklo ir užtikrinti maitinimą priklausomai nuo galingumo. Vėlgi, maža įmonė dažniausiai vartoja apie 50 kW, tai tokia baterija galėtų užtikrinti iki 4 valandų darbo tokios įmonės. Mes pristatinėjom greitaigius momentinius vandens šildytuvus, kurie yra nekalkėjantys, ekonomiški ir užtikrantys ilgalaikį karšto vandens pateikimą mažo poreikio objektams. Tai yra visuomeniniam pastatam, ar uostam, ar sodybom. Nereikalingas vandens talpa, nereikalinga 2 vamzdžių privedimas prie krano, kriauklės ar dušo, reikalinga vienintelis daiktas, tai yra elektros energija. Esant turint saulės elektrinės, reiškia, mes turim karšto vandens ruošimą momentiškai, užtikrinant tuo laiku paduodamą reikiamą vandens kiekį ir pilną higieniškumą ir švarą sistemos. Jeigu mes naudojam prie kriauklės 5 litrų boilerį arba plagę įrenginį, mes per metus sutaupom iki 80% elektros energijos, neskaitant instaliavimo darbų ir bendros išvaizdos. Šitas įrenginys gali būti slepiamas spinteliai arba dušo variante. Tai yra didesnis įrenginys statomas ant sienos, kuris tikrai negadina dušo patalpos dizaino. Tai yra savotiškai šilumokaitis, tik tai tiek, kad jame yra ne tenas, o yra spyruokliai, kaista. Tai yra spyruokliai susiraukėdami nuo vandens temperatūros juda, automatiškai netgi ir atsirastų kalkės, jos išbyra ir išteka su vandens srautu. Kadangi tai yra vamzdelį įdėtas spyruokliai, ten vandens tūris yra 200 gramų. Tai yra jokių legionėlių, jokių šilumos nuostolių ir jokių pašalinių papildomų įrangos darbų nereikia. Išmanumas į mūsų namus atnešė ne vien daugiau galimybių. Naujos kartos sprendimai be savo funkcionalumo turi ir dar vieną savybę. Jų gamintojai pasiūlo ir naujų spalvų, atspalvių bei formų, kad funkcijos ir estetika žengtų koja kojon. Mes turime nemažai ir išmanių dalykų, kuriuos norėčiau parodyti.
Tai vienas dalykas yra visiškai atnaujintas mūsų KNX valdiklis LS Touch. Tai yra iki 32 funkcijų, jis yra kartu ir temperatūros valdiklis, termostatas, jis gali valdyti ir kondicionierius, ir šildymą. Ir tai nedidelis liečiamas ekranas, kuris telpa į vieną rėmelį, o iš tikrųjų funkcionalumo turi labai daug. Ir jis gali būti taip pat ir Le Corbusier spalvų. Tai iš tikrųjų gražus jungiklis, kuris turi savyje labai nemažai išmanumo. Kitas dalykas, kalbant apie tvarumą, mes kaip Jungas jau daug metų naudojame perdirbtą plastiką savo gamyboje. Ir pavyzdžiui, matinio antracito spalvos gaminiai, A-Flow, A550 serijose, jie yra pagaminti iš 95% perdirbto plastiko. Tai yra pilnai tvari medžiaga, reiškia, kuri, kaip ir skatina žiedinę ekonomiką. Reiškia, tai jeigu mes norime eiti tvarumo link, tai mes, sakykime, kaip Jungas, čia galim padėti. Jungas šiais metais pristatė naują spalvą ir kartu ir naują mechanizmą LS1912 serijos. Tai LS1912 tai yra svirtelinis jungiklis, kuris tokiam daugiau klasikiniam interjerui, bet jis dabar jau gali būti ir Le Corbusier visų 63 spalvų. Ir taip pat atsirado naujas mechanizmas, kuris daugiau, aišku, naudojamas su išmaniosiom sistemom. Tai yra svirtinis multiswitch tipo jungiklis, kur 2 svirtelių jungiklis gali valdyti iki 4 funkcijų. Tai pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie reguliuojamą apšvietimą, tarkim push dim funkciją, tai vienas 2 svirtelių jungiklis gali valdyti iki 4 apšvietimo grupių. Prijungus prie kažkokios sistemos, pavyzdžiui, Jung Home, jis jau gali junginėti scenarijus, gali valdyti žaliuzės, viena svirtelės viršutinė dalis gali valdyti apšvietimą, apatinė gali valdyti žaliuzės. Ir taip galima gerokai sutaupyti vietos ir išlaikyti tą tokį minimalistinį, neapkrautą interjerą. Kai kurie įrenginiai jau tapo įprastais, tačiau diskusijos, kuris sprendimas yra geresnis ar reikalingesnis, dar tikrai nebaigtos. Pirmiausia, tai rekuperacinė sistema keičia orą patalpose ir kadangi rekuperacija, tai reiškia, mes tą orą su tam tikra grąža, mes turime mažesnius nuostolius, nes rekuperuojame, tai išeinantis oras apšildo šviežią, šaltą įeinantį orą, vasaros metu tai vyksta atvirkščiai, jisai padeda kondicionavimui, kitaip tariant, mažiau reikia vėsinti, kadangi išeinantis jau kondicionieriaus, kur yra atvėsintas oras, atvėsina karštą įeinantį orą, bet oras yra pakeičiamas. Tai vienas dalykas, oras šilumos siurblys, tai yra vėsina, šildo, viskas gerai, valo orą, viskas gerai, bet jis nekeičia oro. Tai jisai ką padaro, iš principo jisai tą skirtumą rekuperatoriaus, kurio nedašildo rekuperatorius, pakelia iki norimos arba nuleidžia, jeigu vasaros metu, iki norimos temperatūros. Kitaip tariant, jeigu žiemą rekuperatorius dirba ir viduje yra 22, o lauke, sakykime, gal yra koks 0, tai reiškia, grįžta oras iš lauko per rekuperatorių yra gal, sakykime, 18-19 laipsnių, o mes turim viduje 22, tai oras šilumos siurblys sušildys orą iki 22 norimos temperatūros, o vasara bus atvirkščiai. Vasara išeinantis oras, pavyzdžiui, mes patalpoje laikom 23-24, išeidamas per rekuperatorių į lauką, ir įeinamo šviežio oro temperatūra gal bus 34, praeis pro rekuperatorių, jisai ateis bus kokie 26-27, o ką darys oras šilumos siurblys, reiškia atvėsins orą iki norimos 23-24 laipsniai patalpų temperatūros. Tai va, tai oras kombinacija su rekuperatoriu labai geras sprendimas, bet jie viens kito negali atstoti, todėl nereikia maišyti rekuperatorius ar oras šilumos siurblys. Jie visiškai atlieka skirtingas funkcijas. Arba grubiai oras šilumos siurblys palaiko norimą temperatūrą žiemą vasarą, o rekuperatorius keičia orą tiek žiemą, tiek vasarą su mažais nuostoliais. Kitoje laidoje mes dar būtinai sugrįšime į statybų verslui, bene svarbiausią pavasario parodą. Ačiū už dėmesį visiems, mes susitinkame kitą šeštadienį tokiu pat metu. Likite sveiki.
Eko 2 šiluma laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.